Tai pirmiausia, prašytume šiek tiek papasakoti apie save. Tai jūs pats ir jūsų šeimos biografija Šiauliuose ir apskritai kelintos kartos šiaulietis esate. Tai iš tikrųjų mano šeima tai turbūt atvažiavo mama iš Kelmės rajono, iš Skiručių kaimo. Pabaigus mokyklą čia mokytis į proftechninę kirpėją. Tai aš Šiauliuose ir gimiau ir tai nežinau, kuri čia dabar karta. Pirma, turbūt. Pirma karta, nedaug. Tai va, bet ir tas, vasaros mano visos būdavo visada ten kaime. Ir toks dar jaučiuos pusiau miestietis, tai tiesą sakant, aš gal pasijaučiau tik gerokai vėliau. Net ir po studijų kažkaip visą laiką atrodė, kad aš kažkaip prie žagrės. Aš dabar tiesiog jau jaučiu, kad vis tiek miestas turbūt yra mano erdvė, kur man patogu gyventi ir kur į kaimą ir į gamtą kažkur važiuoju labiau tik tai pailsėti. O mieste vis tiek žmonės yra, su kuriais bendrauji, vietos, kuriuose dirbi, tai tos vietos ir būna dažniausiai. Bibliotekos, archyvai, muziejai, panašios įstaigos, kur kažko ieškai medžiagos arba su jais dirbi prie kokių nors ekspozicijų ar dar ko. Tai kažkaip ta istorija tokia turbūt mano nedidelė. Iš tikrųjų Šiauliuose aš gyvenau, kol baigiau mokyklą iki 18 metų, tada išvažiavau į Klaipėdą, nes, nežinau, jau stojau aš į lietuvių filologiją, bet buvo toks, Šiauliuose irgi buvo ir aš po magistro dar galvojau, gal man atvažiuoti pažuperką stilistiką studijuoti, į kalbos, magistrantūrą stoti, nes ką jau ten ta literatūra galvoja, jau kažką išmokau ir daugiau gal pats, bet kažkaip nevažiavau. Tai buvo toks labiau gal noras tiesiog gal toliau nuo tėvų pabėgti, ne tiek, kad ten kažkokių tai studijų ar ko. Aišku, ten ta specialybė, į kurią aš įstojau, lietuvių filologija ir režisūra, gal viliojo to savo kažkokiu, kad dviguba specialybė ir gal daugiau ko nors išmoksi ir kažkaip daugiau tų galimybių bus. Bet vis tiek pagrindinis dalykas buvo tuo metu išvažiuoti, kad pradėti kažkokį savarankišką gyvenimą. Paskui išvažiavau paskui pradėjau doktorantūrą Vilniuje po magistrantūros Klaipėdai, tada Vokietijoje dar porą metų doktorantūros ir kažkaip galvojau, kad Klaipėdai pasiliksiu. Bet pabaigus doktorantūrą, apsigynus disertaciją, pasiūlė Vilniaus universitete dėstyti ir kažkaip išvažiavau iš Klaipėdos. Tada buvo darbas universitete, tada literatūros ir tautosakos institute. O paskui Vilniuje sukūriau šeimą, išėjau į tėvystės atostogas ir kadangi nebuvo tų archyvų, nebuvo bibliotekų, namuose su dukra sėdi ir ta dienotvarkė ten aiškiai ir gali tik kartais kažką tai užsirašinėti. Tai pradėjau apie Šiaulius rašyti savo tas pietinė kronikas. Tai toks tas trumpas mano važinėjimasis iš Šiaulių ir sugrįžimas atgal, o paskui jau kažkaip, kai ta knyga išėjo, tai vis daugiau ir daugiau įvairių čia reikalų Šiauliuose ir man pačiam iš tikrųjų vis daugiau dabar įdomus tas miestas, nes
atrodo, vieną darbą padarai ir kol darai, prisirenki medžiagos daug ir tau, nežinau, vienas kažkoks istorinis momentas atveria dar 10 klausimų ir tau atrodo taip įdomu gilintis. Nežinau, net tiesą sakant, kodėl taip įdomu, bet gal todėl, kad kažkaip, nežinau, yra daug žmonių, kurie apie Vilnių rašo. Yra kažkoks Kauno pakilimas istorijos, urbanistikos visos. O aš į Šiaulius atvažiuoju ir man taip kažkaip daug visokių tokių, vieną randi, antrą randi, daug visokių sutapimų, kurie susimesga kartais gal ne į dokumentinį, bet į tokį labiau fantastinį pasakojimą ir atrodo, kodėl niekas to nepasakoja, atrodo viskas čia po kojom mėtosi, įdomiausios istorijos ir kaip čia dabar paliksi gulėti, reikia kažką su tuo daryti. Tai tai kažkaip, ir nežinau, gal iš tikrųjų ta distancija, čia paskutiniu metu galvoju, ta distancija, kad aš negyvenu tą mieste, jie gal ir leidžia pamatyti truputį tą miestą kažkaip naujai, kitaip, nes ir dabar renku medžiagą tokiam komiksui apie Šiaulius ir ar skaitai, ar žiūri kažkokią filmuotą medžiagą. Daug žmonių kalba apie tos pačius momentus ir kartais tai atrodo, kad tai kartojama kaip tokia plokštelė ta pati. Ir iš tikrųjų turbūt, jeigu būčiau gyvenęs Šiauliuose, tai būčiau tuos dalykus girdėjęs įvairiom progom. Ir tai tampa kaip ir tokia kasdienybė, rutina ir labai sunku tada toj kasdienybėj pamatyti tai, kas nustebina, nes vis tiek kūryba įkyla iš nuostabos. Kai tu kažką atrandi ir sakai, čia įdomu, kažkaip netikėta. Ir tada užsikabini ir pradedi kažką daryti. Tai tuos Šiaulius aš dabar tarsi iš šono pamatau, daug ką išgirstu pirmą kartą, daug kas nėra kažkaip man nusidėvėję, sakykim taip, nevirtę tą kasdienybę, kurią tu girdi kartojant per įvairiom progom, per įvairias šventes ir panašiai. Tai dėl to gal toks, nežinau, mano dabar entuziazmas. Iš tikrųjų, draugai, kolegos Vilniuje klausė, tai gal tu jau baig apie tos Šiaulius rašyti, kiek galima. Bet aš jam to pažadėti negaliu, nes sakau, ten daug yra dalykų dar. Aišku, aš rašau ne vieną apie Šiaulius, bet kažkaip tokio, nežinau, tokio iš tikrųjų kartais tokio tikro sukrėtimo, gal, nežinau, ar tai, kad tu vis tiek turbūt veikia, tai, kad tu turi su to miestu ryšį, tu vis tiek pragyvenai vaikystę ir jaunystės pradžią čia daug ką išgyvenai ir turbūt vis tiek tavo santykis su ta istorija, vis tiek apie tas pačias vietas, kai tu skaitai, kas ten buvo anksčiau, kaip tas miestas keitėsi. Tu viską jautriau turbūt priėmi. Gal tas irgi taip veikia, kad tu, kaip pasakyti, kad tau rūpi ir kad tau kažkaip kitaip rezonuoja ta informacija. Tai va. O beje, apie vaikystę kalbant, kokie prisiminimai iš tos gilios vaikystės? Ten, pavyzdžiui, kaip kažkam tai kavinės Sigutė, kažkas nuo Salduvės kalnas čiaužė su rogutėm, o kitiem galbūt vaikų darželis, viskas jo apsiribodavo. Koks, pavyzdžiui, vaikų darželis tavo buvo? Iš tikrųjų, tai mano atmintis labai skylėta ir aš ją nepasitikiu. Ir romaną, kai rašiau, tai ten daug kas klausė, ar čia kažkaip autobiografija, tai daug dalykų yra tiesiog surinkta arba tam tikrą medžiagą padeda prisiminti, bet galvojant apie savo pirmosius atsiminimus vaikystėje, tai mama atvažiavo į Šiaulius ir greit išsiskyrė. Mes dviese su mama gyvenom. Tai dar Kiemio gatvėje nuomojasi tokią palėpę.
Darkieme. Jo, priešais vairą. Tai ten aš ir vaikščiojau aš į 9 vidurinę, iki 4 klasės. Ir kol mes ten gyvenom, nu tai ten nei jokių patogumų nieko. Nu, namo palėpė, iš tikrųjų aš galvoju, kaip mes ten net gyvenom. Ten nei tie stogai būdavo kaip nors šiltinti, nei ką. Nu, bet gyvendavom, nu aš neprisimenu. Kažkokie radiatoriukai gal būdavo, žiemą įsijungia ar dar kažkas. Vanduo iš šulinio ten, nu žodžiu, toks, kaip kaime praktiškai. Tai va, tai mokykla buvo 9 vidurinė, o dar ankstyvesni prisiminimai, darželis mano buvo, aš nežinau, nei kaip jis vadinasi, bet jis buvo kažkur prie Mildos. Prie Mildos to restorano. Tai, bet ten irgi aš kažkaip prisimenu, kad aš nueidavau į tą darželį, aš labai greit susirgdavau. Ir mama mane iš karto į kaimą išveža, nes, kur daugiau dėsi. Tai iš to kažkaip, iš to darželio, tai man gal yra vienas toks, net nežinau, ar čia atsiminimas, ar čia jau gal paskui kažkoks vaizdas susikūręs, bet žodžiu, tamsu, ten ruduo ar žiema, tai aš ten vienas jau pasilikęs, sėdžiu ant to arkliuko medinio ir žiūriu per langą į tą tamsą, kada mane mama ateis pasiimti. Tai va, toks tas darželis, kažkokia tamsa ir lygos. Atrodo, daugiau ten nieko nebuvo ir iš tikrųjų aš ten neatsimenu iš darželio kažkokių tai vaikų, draugų, pažįstamų ar ko. Ir paskui pradėjau eiti 9 vidurinę. Keletą gal žmonių atsimenu iš to. Labiausiai atsimenu, tai kieme būdavo toks bomas, ant kurio reikėdavo, žinot, užsilipi ir kas kurį nustums kaip nors. Tos tokios. Jis pakankamai aukštas. Dabar, kaip pagalvoju, tokie žaidimai vaikam mokyklai turbūt nebeįsivaizduojami, taigi čia vaikai susitraumuos, tėvai atbėgs, žodžiu, o ten kažkaip būdavo pertrauka, visi bėgam ten stumdytis ant to bomo. Mano klasiokas tai ranką susilaužė ant tokio bomo čia. Va. Tai čia labai paprasta ranką susilaužyti su tokiais žaidimais. Bet jie tokie būdavo. O paskui, tai mamos sesuo irgi gyveno Darkiemio gatvėje ir jinai buvo rusų kalbos mokytoja. Ir tada mes persikraustėm į Tilžės gatvėje, kai pastatė tuos raudonus namus, tai va ten va. Ir jos irgi kažkaip gavo abi šalia namuose butus naujus. Tai mano teta dirbo 16 viduriniai ir tada mane pradėjo leisti tą 16 vidurinę. Aš aišku gal nebuvau ten labai patenkintas, kad mane kažkas prižiūrės, bet aišku dabar kai žiūri, tai gal ir gerai. Viskas tik į gerą. Nespėjau ten per daug prisidirbti. O iki tol prisimenu, iš vaikystės, tai turėjom giminių dar pietiniam, kurie gyveno jau tose anksčiau ten statytose namuose, tai dar prisimenu važiuodavom ten nusimaudyti savaitgaliais, nes būdavo vonė, būdavo šiltas vanduo ir aš prisimenu dar tuos senus visus namus, kurie vietoj kurių pastatė tuos raudonus, ten būdavo tas Besarabijos kaimas ir stovėdavo tokios bakūžės ten, tai kažkaip prisimenu tą vaizdą autobusu važiuojant, visą laiką pravažiuodavom ir paskui patys ten gyvenom tose naujose namuose. Tai tokie kažkokie tie Besarabijos namai, palėpė, tamsus darželis, bomas, kažkokie tokie. Dar mane pradinėse klasėse mama leisdavo visas 4 klases turbūt atlankiau kažkokius pramoginius šokius. Turbūt pramoginius neliaudės. Ir kažkaip aš ten labai, žinau, kad blogai jausdavausi.
nelabai supratau kažkaip, kodėl ten man reikia lankyti, kodėl čia reikia šokti, kaip čia reikia šokti. Ten net neprisimenu, su kuo šokdavau, nes kažkaip to santykio jokio nebūdavo. Net kažkaip prisimenu, nemalonu būdavo rankom susikipti, atrodo kažkokios šaltas ar prakaituotas ar dar kas. Ir kažkaip paskui prisimenu, kad mokytoja ten kažkada labai pyko, ten gal ir per ausį užmetė, kad aš ten į kažkokį koncertą netėjau, o mane buvo išvežę į kaimą. Nu, kaimas buvo vis tiek šventas reikalas. Nu, ir tada visiškai man viskas trūko ir galvoju, nu viskas, kiek čia galima to užsiminėti. Tai va, tai paskui jau, kai persikėlėm į tą pietinį, tai ten buvo kitų visokių būrelių, bet daugiausiai būdavo visokie imtynės, dziudo, dar kažkas, o paskui prasidėjo regbis. Tai regbį 7 metus gal lankiau. Jo, ir ten daug praeita buvo. O beje, dar nepabėgant nuo tos prieš tai būsios temos, tavo amžiaus žmonės prisimena, jeigu jau kalbėti ne apie Pietinį, o apie Šiaulius bendrai, atrakcionų parką, galbūt Buratino parduotuvė, bulvaras, kur ten būdavo visokie įdomus dalykai, ten batai ir gyvatės. Va kaip su tais reikalais? Tai būdavo atrakcionai būdavo ir mes ten eidavom su pusbroliu, eidavom dar į Saulės kino teatrą, prisimenu, ir į Dainų kino teatrą, kurio nebėra. Nu ir Saulės nebėra, bet bent pastatas yra. Tam atrakcionų parke dar dirbo teta mano, tai man atrodo, jį ten mus kai kur ir už dyką įleisdavo. Nors kad ten per daug suptumėmės kažkaip, tai irgi aš neprisimenu. Nes vis tiek tos, kur buvo mašinėlės, kur važinėtis, ten galėdavai trankytis, tai kažkaip vis tiek aš jas žiūrėdavau taip varvindamas eilę ir kažkaip jų per daug man nebuvo. Su tuo velnio ratu irgi, nu, gal įspūdingai būdavo ten pakilt, bet kažkaip matyt, aš gal prisibijojau. Parke tame būdavo tos mūsų šokių, kažkokios būdavo kaip ir kažkokie, nežinau, kokios šitos šventės didelės pavasarį ar vasarą, kur reikėdavo ten, matyti, daug tų kolektyvų sueidavo, reikėdavo ten bendras kompozicijas surepetuoti. Tai ten atsimenu, ten irgi įtampa man būdavo su tais šokiais. Reikėdavo po tą parką, o paskui tai mes regbio varžybas daug. Nemažai regbio varžybų ten žaisdavom jau vėliau. O Buratinas, Buratinas būdavo kaip tokia stebuklinga kažkokia parduotuvė, kur atrodo visko būdavo. Dabar, kaip prisimenu, atrodo kažkokia gausa gražiausių dalykų ir kažkaip reikėdavo labai kentėti, kad ten visko neprašytų mamos ir kad nepykdytum jos. Bet aišku, vis tiek zyzdavau kažko. Ir ten prieš mokyklą kažko tai ieškodavom, nu ir šiaip ten būdavo. Bet šiaip vienas gal iš tokių, nu jau čia turbūt, dabar galvoju, nes buvo mano mama dirbo Draugystės prospekte vienu metu kirpykloj. Ir dabar, man atrodo, ten kažkoks ar grožio salonas ar kažkas tokio. Nu ir ten tas jaunystės restoranas būdavo. Jaunystės ten, ne? Nu. Taip. Ir ten tam restorane aš prisimenu, kad mama nusivesdavo, prasidėjo visi tie videofilmai. Tai eidavome su mama savaitgaliais, man atrodo, ten į tą restoraną. Bet, nes ten rodydavo, per televizorių paleisdavo ten Tomą ir Jerry ir visus tos kitus filmukus. Tai man ten būdavo, aš neprisimenu, ką mes ten valgydavom, bet tie filmukai būdavo kažkas tokio stebuklingo. Tai va tam restorane ten. Ir dar kažkaip kartais, vis tiek, jeigu apie tą pirmos kartos miestietį, sakykim taip, ne, bet mama vis tiek kažkaip ir nusivesdavo mane
ir bulvare, kur ten tam pastate, kur Rūdės tas fontanas dabar yra, ten būdavo ant kampo knygynas, bet ten kažkur būdavo kažkokia kavinė. Ir ten būdavo, ką aš prisimenu, tai būdavo čenakai, tokiuose molinėse, podinėse. Kėdės tokios būdavo kaip prie baro, tokios aukštos. Ten mane užkeldavo ir mes ten iš tos podinės valgydavom tos čenakus. Tai ir dar, iš miestiečio tokios biografijos prisimenu. Tai jau kai mes persikėlėm į pietinę, bet aš dar buvau 5 klasėje turbūt. Ir Mildos restoranas dar veikia. Tai kad, mano mama dirbdavo, o kažkaip nežinau, bet aš prisimenu, kad kartais man tiesiog jinai palikdavo pinigų, kad aš nueičiau į Mildos restoraną, žodžiu, pavalgyti. Tai aš 5 vaikščiodavau į Mildos restoraną valgyti po mokyklos gal, ar pietų, ne, tai pietus mokykloje, pamatyti po mokyklos kažkaip. Tai vis tiek, tai Mildos dar būdavo toks tikras restoranas, ten su rūbinė, su viskuo. Tai kažkaip jau tada pradėjau tokį miestiečio gyvenimo būdą, galima sakyti. Tai dabar, pingvino ledai, kai ledai net atsidarė, tai irgi buvo toks įvykis turbūt, nors jau nebuvau turbūt toks labai mažas vaikas, bet vis tiek. Ta pati teta, kuri dirbo tam parke prie bilietų, taip dirba ir kultūros namuose. Tai ten irgi kartais įleisdavo į visokius koncertus. Tai tų grupių tais laikais įvairių ten pasižiūrėdavau. Tai kiek čia. Dabar galvoju, o šiaip, vasarą dar važiuodavom į Palangą. Dabar galvoju, kad bandžiau prisiminti kažkokių nuotraukų, kad ten prie tų karuselių, čia Šiauliuose ar kur, bet iš tikrųjų tai prie kažkokių ten mašinyčių ar skulptūrų, tai iš Palangos yra. Nes mama kažkaip kasmet važiuodavo į Palangą, tai iš Palangos yra, o čia kažkaip turbūt nebuvo, kadangi čia namai, tai nėra ko čia fotografuotis, atrodo. Šiaip įdomu. Atrodo, ten kažkur išvažiavęs, tai nusifotografuoji, kad nepamirštum, o kas namuose, tai atrodo, kad visą laiką prisiminsi, bet nieko panašaus. Vis tiek užmiršti viską. Tai kažkaip mažai, iš tikrųjų, iš to parko čia tai nieko. Ir tos nuotraukos dabar galvoju, paskui kai buvo tas krikšto sutvirtinimas sakramentas, tai prie katedros yra kažkokia nuotrauka. Tada jau su patėve, su mama. Bet irgi turi būti kažkokia tokia proga, kad tu kažkokią nuotrauką pasidarytum kažkur. Beje, bažnyčia Romane yra, žodžiu, Jurgio bažnyčia minima, to katedra, kaip pas jūs buvo šeimoje? Tai mano baba tai išmokė mane ir poterius ir ten tada, dabar galvoju, ne, aš Kelmėj, žodžiu, vaikščiojau ten tos religijos su mokslu krimsti. Tai važinėjo, tada dar autobusai važiuodavo į Kelmę ir grįždavau. O paskui tas sutvirtinimas buvo čia, tai kažkaip baba iš tikrųjų kažkaip tokį, nežinau, man apskritai buvo toks autoritetas moralinis, jinai buvo neseniai ištekėjusi už ūkininko, kurį ištrėmė, jau pati buvo trėmimo pabaiga. Ir iš tikrųjų tai net, kaip galėjo ir nevažiuoti, bet turbūt tais laikais nebuvo kažkokio tokio, jos, nebuvo tokio supratimo, kad, tu gali kažkaip palikti turbūt savo vyrą ir nevažiuoti kartu. Tai
Tai išvažiavo ir ten iš tikrųjų Sibire ir gimė jos 4 vaikai ir mano mama paskutinė, tai gal 7 metus ten praleido. Ir paskui grįžo čia, aišku, tie namai ten buvo kolūkio, ten jam davė, man atrodo, gal 1 kambarį. Ten buvo ir mokykla, ir raštinė, ir tam name, ir daug, toks kolūkio vos ne centras padarytas. Ir kažkaip, nežinau, baba visą laiką man buvo toks kažkoks, teisingas žmogus, pagal kurį gali pasimatuoti. Viską daug nekalbėdavo, bet, kažkaip atrodo, būdavo toks, nežinau, bet nuo vaikystės, nuo mažų dienų kažkoks autoritetas, su kuria nei ginčytis norėdavau, nei ką. Tai tas tikėjimas irgi kažkaip iš jos atėjo ir jinai labiausiai rūpinosi ir kažkaip iš tikrųjų tą pėdsaką labai gilų paliko. Tai ir vaikščiodavo aš į bažnyčią, kol mokykla tikrai, kai būdavo ta Jurgio bažnyčia, tai visas pietinis kaip ir būdavo Jurgio bažnyčios parapija, kol ten nepastatė. Ten pietiniamgi nebuvo jokios bažnyčios. Paskui ten prasidėjo tos begalinės statybos, kur dabar Akropolis, o paskui viską nugriovė ir pastatė tą kitą naują bažnyčią, kur dabar ten yra. Tai kažkaip, tai aš vaikščiodavau turbūt daugiausiai į Švento Petro ir Povilo, ne į Jurgą vis tik tai. Nežinau, ką čia daugiau pasakyti. O sakykit, vis tiek augot Šiauliuose, tai jaunas žmogus laisvalaikio turėdavot, kur tą laisvalaikį leisdavot? Susiburdavot, kažkur buvo vietos kažkokios, kur susitikdavot? Taip, laisvalaikis turbūt daugiausiai būdavo mano su sportu susijęs. Treniruotės ir po treniruočių grįžti, jeigu dar turi sveikatos ir dar nesutemę, tai jeigu kieme kas nors žaidžia krepšinį, o dažniausiai žaisdavo, tai dar žaidė krepšinį, kol jo visai sutemsta. Tai iš tikrųjų, ilgą laiką tai nebūdavo to kažkokio tai tokio kitokio laisvalaikio. Aš dabar galvoju, taip, daugiausiai sportas. Vasara, kaip sakiau, kaime. Tai gal tik tai vėlesnėse klasėse jau, kai prasidėjo regbį truputį, man ten traumos, tai atsirado kažkokių kitokių veiklų, tas nebe taip intensyviai gal sportavau. Aš prisimenu iš tikrųjų, vienas ką darydavau, tai aš vaikščiodavau į Višinskio biblioteką ir į muzikos skyrių ir ten klausydavaus muzikos arba man viena labiausiai įstrigusi yra, pavyzdžiui, plokštelių, kaip Valentinas Masalskis skaito Vytauto Mačernio vizijas ir sonetus. Nes kažkaip, nežinau, tada mokytoja gal pasiūlė Mačernį paskaityti, ar jis programai buvo, bet kažkaip aš ten susiradau, tai kažkaip man tas klausimo įspūdis iki šiol toks didelis. Aš prisimenu, kad dar kažkaip iš bibliotekos prašiau, kad man įrašytų į kasetę tą plokštelę, kad galėčiau namuose klausytis, tai rašė, prisimenu. Bet ir šiaip ten įvairios muzikos klausydavausi. Nors, aišku, tą muziką mes įsirašinėdavom, laisvalaikis, aišku, irgi. Įsirašinėti muziką iš radijos stočių į kasetes ir ten klausytis. Arba kažkokius filmus gauti. Nes draugas turėjo jau tą videomagnetofoną. Galima buvo žiūrėti. Bet man tai iš tikrųjų gal, biblioteka tai yra įstrigusi labai
Nes kažkaip turbūt tas, kad tu vienas pats išgyveni, nu, kaip ar bažnyčioje, ar bibliotekai kažką atrasdamas ir perskaitydamas, tai labai įsirėžia. O su draugais, nežinau, nuvaikščiodavom į šokius. Tai ir būdavo mokyklos šokiai ir visokie renginiai. Nu jo, 11-12 klasėje aš gal labai įsitraukiau į visokius renginius tokius. Organizuoti, dalyvauti mokyklose. Ir ten ir šimtadienio spektaklis, ir visokie ten šauniausių moksleivių konkursai ir kiti dalykai. Tai gal tas irgi kažkaip, dėl to man tas teatras atrodė visai smagus dalykas, ką galima pabandyti ir pastudijuoti. Va, tai mes kažkaip į parodas gal ne taip vaikščiodavom, bet įvairūs gal koncertai, ar tam pačiam parke, ar kažkokie renginiai mieste, kad ir tose tada parodų rūmuose, ar dar kažkur būdavo įdomu, kur, nu, kažkaip atradom visokio neformalaus jaunimo, bet mano klasiokai, mano draugai, mano kartos gal vis tiek buvo iš tokios aplinkos, kurie labiausiai organizavo visokius šokius, diskotekas ir mokyklose, ir mieste, ir tą reivo muziką kažkaip jie čia nešė. Nu, tarkim, Vidmantas Čepkauskas, kuris toks vienas žymesnių yra didžėjų, tai irgi buvo iš to rato. Tai jo, tai tokios kažkokios, irgi, kad ir tos elektroninės muzikos įdomesnės, kažkas kažkur gaudavo, dalindavosi, klausydavom. Tai va, o dar buvo, aišku, kaip sakiau, biblioteka, buvo kažkaip skaitimas knygų, buvo tų knygų ieškojimas, nes vis tiek, buvo ir tada, ir studijų metais, tokia situacija, kad apie daugelį kūrinių tu galėdavai tik tai svajot. Ten gauti, paskaityti kokį nors Beketą. Tu kažkur kažkas papasakoja, kažkur perskaitai, atrodo labai įdomu, bet nėra kur paskaityti. Tai žiūrėdavom skelbimus, kur kas parduoda kokias paveldėtas bibliotekas, tai eini ten kuistis po jas ir išmokus bibliotekose su katalogais knistis ieškoti. Paskui, kai Klaipėdoje studijavau, tai kažkaip irgi, Klaipėdoje, bet irgi prisimenu, važinėdavau daug ir į Vilnių, į Mažvydo biblioteką, kažko dar vis atrodė dar daugiau. Ir dabar irgi, nežinau, man kažkaip gyventi mieste, kur nėra geros bibliotekos, man atrodo sunkiai įsivaizduojama. Tai Vokietijoje, kai gyvenau, tai ten buvo mažas miestelis, Greifswaldas, bet jis buvo universitetinis ir ten bibliotekos buvo tikrai geros, ten praktiškai galėjai gauti. Jeigu biblioteka neturi, tai užsisakai po kelių dienų tavo atveža ir tas atrodė, kaip visiška fantastika, atrodo, daugiau nieko gyvenime ir nereikia. Beje, kad nenueit toli, reiveris gal koks buvo, reperis, ne? Tai sakau, kadangi iš mano aplinkos buvo tų, kurie tą reivo muziką čia Šiauliuose pradėjo groti, tai nebuvau aš, bet aš kaip yra žmonės prie meno, tai mes buvom žmonės truputį prie reivo, truputį prie dar kažko, nes toks buvo maišytas reikalas. Prisimenu, kad ten mūsų draugam ten kokia Nirvana labai patiko. Tai ten būdavo toks maišytas reikalas, žodžiu, mes ir tą roko muziką, ir tą reivo muziką, kažkaip viską po truputį. Bet taip, kad grynas kažkuo save įvardinti tikrai negalėčiau.
Repas, aišku, irgi patiko. Nu. Aš negerdavau alaus. Jo, mes eidavom šitai Kaštono kavinę ir gerdavom ten arbatą. Va. Ten aš ir, man atrodo, romane rašau, ten kabėdavo tokios dalyvat reprodukcijos. Tai tas surrealizmas buvo kažkoks tai įdomus menas, kuris traukdavo tada. Kažkaip, nežinau, visos tos laiko, visi tie laiko dalykai man atrodė įdomus ir aš tikrai nebuvau grynas. Vienas kažkas, tai aš žiūrėdavau per naktis ten Chicago Bulls NBA finalus, klausėmės Nirvana ir Repo, ir Eivo, ir žiūrėdavom, kur čia Biksai, Saulė žuvis groja ar dar kažkas. Tai jo, nu, amfiteatre ten, kai būdavo koncertai, tai mes nueidavom. Bet iš tikrųjų sėdėti tai nesėdėdavom, nusakau, nes vienas dalykas iš tikrųjų, tai alaus aš negerdavau, nu vis tiek dar sportininkas buvau, nors aišku, sportininkai, ypač tokie mėgėjai, tai nu, ko jau ne, geria tą alą ir jokių problemų, bet kažkaip aš tai nelabai, universitete kažkaip pradėjau labiau su alum vaikščiot. O mokykloje dar ne. Mokykloje buvo arbatos, pastatė prie mūsų ten tą pirmą degalinę, Šelo atidarė, tai ten atradom čipsus ir kad dar galima būdavo ten pasidaryti padažą prie tų čipsų. Va čia tai būdavo vakarėlė su tais čipsais ir dar specialių padažų prie jų. Va, ir nežinau, kokius ten gėrimus. Tai to alkoholio mažai tikrai buvo. Dabar kalbėjai, kad 11-12 klasė buvo kompanija, jūsų buvo romane, pagrindiniam romanui herojui įtaką daro moteriškos lyties atstovės. Kokia jūsų buvo kompanija, kas ten buvo, merginų, daugiau vaikinų? Nežinau, tai pagrindinė kompanija turbūt du vaikinai, 2 merginos buvo. Bet kažkaip mes gal kažkaip, jo. Taip, ko mes užsiminėdavom, tai sakau, tai vaikščiodavom kažkur, ieškodavom kažkokių, tai tokių įrenginius kažkokius vaikščiodavom. Bet šiaip mes, kaip pasakyti, nežinau, kvailiot mėgdavom, kažką išsidirbinėti, kažką kažkur, nežinau, gatvėse šlaistytis ir, nežinau, kažkokių ieškoti nuotykių ar kažkokius ten bajerius skaldyti ar dar kažką tai. Nu, nežinau, dabar vyresnioji mūsų dukra tai irgi kažkaip, kai žiūri ten jau senokai kažkokiu panašiom nesąmonėm užsiminėja, tai pasivogė iš parduotuvės kokį vežimėlį ten stumdo, tai kokius bomžus vaidina, tai dar kažką, nu tokius kažkokius, atrodo, nu, kad kažkaip iškristum iš kažkokio standarto, norisi kažkuo užsiimti, pats nežinai kuo ir ieškai. O apie moteris tai nežinau, man moteris kažkaip visada, taip, aš ilgą laiką gyvenau su mama, buvo teta, tada, kaip sakiau, buvo man baba didelis autoritetas. Tada, lietuvių kalbos mokytojai irgi padarė įtaką. Tada aš įstojau į lietuvių filologiją, kur ten buvo virš 20 gal grupiai žmonių, o mūsų buvo 3 vaikinai ir tai buvo labai daug vaikinų, nes kitur jų nebūdavo ar būdavo koks vienas. Ir paskui kažkaip visą laiką, toj filologijoje, kai dirbi, irgi visą laiką, vis tiek daugiausiai tai moteris aplinkui. Ir šeimoje dabar turim 2 dukras, tai vėl aš ten vienas, tai kažkaip, bet man nežinau, aš tiesą sakant labai komfortiškai jaučiuosi. Man atrodo, kad man kažkaip lengviau net suprasti moteris yra ir kažkaip tai bendrauti su jom. Kažkaip, nežinau, jaučiuosi labiau gal savo vietoj. Su moterim bendraudamas.
Nu jo, bet sakau, visą laiką, tai ir kaime man, sakau, būdavo, tarkim, mama, teta, baba, tai man būdavo gal net kažkaip įdomiau, ką jos veikia, negu ką ten dėdė su ko nors ten sandėly knisas ir ko užsiminėja. Tai kažkaip, dėl to aš kažkokių tokių vyriškų darbų neišmokau, neperėmiau. Kai ką moku, bet iš tikrųjų tai labiau žiūrėdavau, ką moteris veikia. Ir dabar man valgyti, gaminti labiau patinka negu, nežinau, ką nors meistrauti, tai čia yra didelis projektas. Pradedant, kad ten beveik neturi jokių įrankių, tai ko čia reikia, kad tą ir tą padarytų. Žodžiu, tai va, tai taip kažkaip, jo, sukuosi tarp moterų. Tai dabar gal apie romaną. Tai kaip patėjo pati ta idėja rašyti Pietiniam kronikas ir kas paskatino to imtis? Tai idėja turbūt, visų pirma, pašnekėdavom su rašytojais, kolegom kažkaip susitikę, kažkaip nėra to kažkokio romano apie tos laikus. O tos laikus kažkaip prisiminti būdavo visą laiką smagu. Kartais susitikdavau ar su klasiokais, ar su bet ko. Jeigu kažkaip kalba nukrypsta į tuos mokyklos laikus, visą laiką atrodo, prisimena visada visi labai linksmai ir pasakoja vienas per kitą, tu prisimeni, kai buvo. Ir tada, aišku, aš pastebėjau, kad, ne tik, kad yra smagu linksma prisiminti, bet kad tai jau virsta istorija. Nes beveik nebematai savęs paties ten, pats savo atrodai kažkoks netoks. Kada tikrai jau visai kitas žmogus esi. Ir aišku, kad visuomenė pasikeitė per tuos metus. Tai dėl to gal buvo tas impulsas, kad, kaip ir sakau, kad kūryba prasideda nuo nuostabos. Ir šiuo atveju ta nuostaba atsirado iš to, kad tu matai, kokie mes buvom. Tu savęs beveik jau nebetapatini su tuo anuo jaunu žmogum. Ir staiga apima noras aprašyti kažkaip tuos laikus ir todėl, kad smagu prisiminti, bet ir todėl, kad norisi kažkaip dokumentuoti, nes, kaip sakau, tu beveik neturi savo nuotraukų, o viskas labai greit užsimiršta. Tai tas rašymas buvo toks bandymas, į archyvą, aišku, irgi nelabai kokių yra. Tai toks, archyvai kokie yra, tai kartais kokių žmonių iš tos pačios kartos, kokių nuotraukų paprašai, ar pasikalbė, arba susitinki pasikalbėti, kad atgamintum kalbą. Čia jau su šiauliečiais, aišku, nes irgi nėra taip, kad dabar paimsiu ir parašysiu taip, kaip mes tada kalbėjom, nes tu jau kitaip kalbėjai ir viskas pasimiršta. Ir tada besėdint, žiūrėk, vienas išlenda žodis, kitas išlenda žodis, prisimeni kažkokį vieną ar kitą dalyką ir prisimeni, kaip jį vadindavai. Tai taip kažkaip po truputį atsirinkau kažkokį tokį, kažkiek atgaminau gal to žodyno tų laikų, kas irgi atrodė labai kažkaip svarbu tą užfiksuoti. Tai va, tai toks buvo kažkoks darbas, kur tu nori ir užfiksuoti, ir papasakoti apie tuos laikus. Ir iš tikrųjų paskui, kai knyga išėjo, tai jeigu kokie nors moksleiviai, jauni žmonės ir visai su Šiauliais nieko neturintis bendro, ten ateidavo ar kokį autografą ar ko, tai visą laiką paklausdavo, dėl ko jie nori tą knygą skaityti. Tai iš tikrųjų jie kažkaip taip ir sakydavo, kad mums mokykloje istorija baigėsi su nepriklausomybės atkūrimu, bet niekas nepasakojo, kaip ten buvo toliau. Tai pasirodė, kad vis tiek yra prasmės kalbėti ir apie tai, kaip ten mes gyvenom. Aišku, iš tokio, jauno žmogaus perspektyvos, nes vyresniem buvo turbūt visai kiti rūpesčiai
kažkaip apie vyresnę kartą, tai bandžiau gal labiau Remygoj pakalbėti apie tuos dalykus, kaip tie patys ar panašus metai buvo jų išgyventi. Tai va, ir kažkaip nežinau. Dar kitas dalykas, turbūt jau pradėjus kalbėti, kažkaip aš dar galvojau iš tikrųjų apie ką rašyti. Jau kai pradėjau kurti personažus, ten kažkokius jiem užsiėmimus, tai galvojau, gal čia nereikia to regbio, gal reikia imti krepšinį, nes regbio niekas nesupranta. Krepšinį visi supranta, tai daug kažkaip lengviau žmonėms skaityti. Bet paskui kažkaip nežinau. Norėjusi gal tokio brandolio. Vat, kas tie Šiauliai man pačiam yra tais laikais. Tai ir buvo. Ne tik tas regbis, tarkim, ne dėl to, kad aš ten sportavau, bet iš tikrųjų didelė dalis šiauliečių sportavo, nes visą laiką buvo ne vienas klubas, visą laiką buvo kova tarp Šiaulių klubo dėl aukščiausių vietų. Buvo ir merginų komanda vienu metu, žodžiu, buvo toks kažkoks iš tikrųjų fenomenas, kurį kažkaip irgi galvoju dar kažkaip nuodugniau kada nors aprašyti. Tai buvo regbis, buvo ta mūsų kalba, buvo kažkokie kitokie, nežinau, toks kažkoks, aišku, tų 90-ųjų laikų dvasia, kai visi atrodo prekiauja čia ir dabar gatvėse, bet kur kažką pasimetę. Bet buvo, aišku, ir iš to skirtingi truputį likimai. Vieni pasiliko kažkokiam tokiam priekybos ar išgyvenimo grumtynėse, kiti vis tik įstojo kažkur, siekia išsilavinimo. Tai apie tai irgi galvojau, vis tik tai kaip skirtingai kartais susiklosto žmonėm gyvenimas. Bet apie tai, aišku, čia tokios gal tik tai jau pabaigoje nedidelės nuorodos. Ir kažkaip nežinau, man dar kažkokia gal buvo šiokia tokia ambicija, kai rašiau, kad yra miestas, apie kurį iš tikrųjų, kadangi jau Vilniuje gyvenau, tai puikiai mačiau, kad jeigu tu ne iš Šiaulių, jeigu tu neturi kažkokių artimų giminių iš Šiaulių, tai tu iš viso nieko nežinai apie Šiaulius. Neįsivaizduoji, koks čia miestas, apie ką visą tai ir kažkokia pilka dėmė žemėlapį, nes tu arba traukiniu važiuodamas prie jūros pravažiuoji, arba apskritai nepravažiuoji. Tai buvo kažkoks toks noras padaryti tokį smagų romaną ir tiesą sakant, paskui labai džiaugiausi, kai gaudavau kažkokių žinučių, kad žmonės perskaitė knygą, važiuoja pasižvalgyti į Šiaulius. Tai, galvoju, atrodo, tu kai rašai gal taip savo tyliai, nedrąsiai apie tai galvoji, bet aišku, kai rašai, tai vis tiek yra tų, kaip pasakyti, daug yra lygmenų, ką tu nori padaryti. Tai vienas lygmuo, aišku, yra, kad žmonės nieko nežinantis apie Šiaulius, nei apie regbį, nei apie nieką galėtų perskaityti, sekti siužetą, sekti charakterius. Kitas dalykas, kad tu nori ten vis tiek įdėti kažkokios tokios miesto dvasios ir papasakoti, parodyti tų Šiaulių, kuo daugiau pavedžioti tos personažus, kuo daugiau kažkokių tai vietų parodyti, tuo pačiu ir skaitytojai. Ir trečias dalykas, turbūt apskritai sukurti kažkokį tokį, mitą apie Šiaulius, kad iš tikrųjų tas mitas yra, kaip pasakyti, jis paremtas tuo, kas vyko, nes iš tikrųjų Šiauliai turėjo daug įvairių menininkų, daug muzikantų, nes dailininkus čia ir ruošė,
Tai visas miestas tais laikais tikrai buvo toks pilnas tos gyvybės, pilnas ir keiščiausių meninių eksperimentų ir muzikinių ieškojimų, bet buvo ir kita tokia, buvo, sakykime, ten ir kokios nors grupės, ten Vairas ar Jonis, ar ten Gytis Paškevičius ir, žodžiu, ir ta tokia populiarioji muzika. Ir paskui buvo daug kūrybininkų ir televizija savo darė ir paskui komercinė televizija Litpolinter, tai čia labai daug šiauliečių ten išvažiavo dirbti. Tai kai tu žmonėm šiaip pasakai, kad va ir tas, ir tas, ir tas, ir tas iš Šiaulių, tai kažkaip jie, taip kažkaip, kaip čia taip gali būti. Bet, aišku, pasakai ir užmiršta, bet, tai va, tai kai tu parašai romaną, kurį skaito, paskui aptarinėja, gal visą tai kažkaip labiau įsisąmonina, ar kažkaip labiau nusėsta, labiau išlieka, vis tiek turbūt tie meno yra tokie, gal, nežinau, populiaresni, arba daugiau žmonių pasiekia, daugiau, arba tie vaizdai gal labiau atminty išlieka negu po kokios nors ekskursijos, tarkim. Nežinau, bet žodžiu, bet kažkaip, bet vis tiek, man atrodo, kai tu perkeli kažkokius meno kūrinius, visą tą informaciją, jie veikia truputį kitaip. Tai va, tai kažkaip iš tikrųjų. Tarsi impulsas buvo ir prisiminti tuos laikus, ir išfiksuoti, bet kartu ir daug ką papasakoti žmonėm, ne šiauliečiam. Pavedžioti po Šiaulius, kad paskui atvažiuotų. Beje, tokių yra, yra tekę girdėti, Kmita yra specialistas, o jisai konstruoja kaip profesionalas romanų. Kiek yra to tokio konstravimo? Aš esu iš tikrųjų, literatūrologas, literatūros istorikas, bet mano specializacija visada buvo labiau poezija. Ir aš disertaciją rašiau iš sovietmečio tokios moderniosios poezijos apie Sigitą Gedą, Vytautą Blodžio, Juditą Vaičiūnaitę, Tomą Venclovą, Marcelijų Martinaitį ir kitus. Pats tai iki tol buvau 3 poezijos knygas išleidęs. Va, ir romanų kažkaip niekada taip specialiai neanalizavau. Bet aišku, kad romanas yra meno kūrinys, kad tai yra sukonstruotas dalykas, tai yra padarytas dalykas, tai nėra atsiminimai, nors atsiminimai irgi yra. Tu darai atranką, ką pasakoti, kaip pasakoti, ko minėti, ko neminėti. Tai irgi yra toks tam tikras tavo konstruktas. Tai romanas ypač. Tai aš tiesą sakant, dėl to, kad aš esu literatūros kritikas ir literatūros istorikas, tai gal net mačiau kaip tokį, netgi gal šiokį tokį trūkumą labiau, negu kad privalumą. Nes, trūkumą, ta prasme, kaip žmonės reaguos, maždaug čia kritikas parašė kažkokį romaną, niekam neįdomu, bus nuobodu, bus blogai ir ten niekas net neskaitys. Bet iš tikrųjų, kai aš rašiau Pietinę kronikas, tai aš nelabai ir galvojau, kas ten skaitys, neskaitys. Atrodė, kad man reikia labiau to romano, noriu pabandyti, noriu papasakot ir kaip ten bus, tai bus. Nelabai to rūpinausi, bet aišku, kad galvojau apie tą meno, kaip meno kūrinį, kaip apie meno kūrinį. Tai net nebuvo bandymo kažkokios autobiografijos pasakoti. Aišku, yra daug elementų iš mano gyvenimo ir iš to, ką aš mačiau, kaip aš patyriau, bet jie yra vis tiek tam romano kontekste, tų įvykių reikšmė visai kitokia yra. Ir tiesą sakant, galbūt jau kai išėjo tas romanas ir kai susilaukė sėkmės, aš tada kažkaip labiau pradėjau
dar daugiau domėtis rašymo amatu, rašymo technika. Ir pjesę rašydamas, ir antrą romaną rašydamas, ir kitus dalykus darydamas. Tai dabar, tiesą sakant, Vilniaus universitete ir dėstau kūrybinį rašymą. Bet Lietuvoje, sakykime, mano karta tai neturėjo niekur galimybės mokytis to kūrybinio rašymo. Dabar jau vis tiek yra tai universitetuose, tai šiaip kažkokie kursai, tai yra visokių knygų prieinama, kaip tą daryti. Tiesa, dabar prisiminiau, Klaipėdoje buvo vieną semestrą, Rimantas Černiauskas ten pasakojo apie klaipėdietis prosininkas amžinatilsį jau pasakojo, kaip yra konstruojami tie pasakojimai, kuo skiriasi pasakojimas nuo istorijos, kokie ten yra tie naratologiniai įvairūs efektai. Bet tai buvo toks labai trumpas, nedidelis toks semestro kursas. Tai tai man dabar iš tikrųjų įdomu ir aš noriu kaip rašytojas iš tikrųjų apie Šiaulius kalbėti labiau, ne kaip istorikas, nes rašytojas gali, man atrodo, parodyti, pasiėmęs keletą istorinių dalykų, jos taip sudėlioti vienas kito atžvilgiu, kad jie nušvinta visai kitom spalvom, negu kai apie juos kalba labai korektiškai istorikai, labai tiksliai žiūrėdami, kokios buvo istorinės aplinkybės, kada tai vyko, kaip tai vyko, neleisdami savo, aišku, kaip profesionalai kalbėti apie tai, ko nebuvo, bet galbūt galėjo būti. Tai čia Aristotelio yra ta tokia taisyklė, kad istorija yra pasakojama apie tai, kas buvo, o literatūra tai, kas galėjo būti. Tai čia pasinaudoji tą poetinę licenciją ir tu gali tuos istorinius žmonės, istorinius įvykius paimti ir visai kitoj šviesoj parodyti. Ir tada, aš taip tikiuosi, kad aš taip atlieku kažkokią tai ir švietėjišką misiją ir galbūt atsiras žmonių, kurie iš tikrųjų norės susirasti tuos šaltinius ar ateiti į muziejus ir pasižiūrėti daugiau, kaip čia iš tikrųjų buvo. Ar čia iš tikrųjų tai buvo, nors aš, kad ir Remyga kažkaip rašydamas, kartais imdavau tokius įvykius, kurie šiaip jau atrodo, neįtikėtini, mažai įtikėtini. Tai dėl to, kai kur mes ten dėjom nuotraukas, tarsi patvirtindami, kad viskas taip ir buvo. Tai aišku, tu gali pasiimti kažkokią detalę, kad ir, nežinau, branduolinių galvučių formą, bet apžaisti ją ten kaip dar Buratino kepurė ar dar ką nors ir jinai, tada kažkaip nušvinta vėl kažkaip kitokiom tokiom spalvom, bet, buvo tos branduolinės galvutės, buvo jos tos kūgio formos ir taip toliau. Tai iš dažnai detalės, kurias imu savo romanams, tai jų neiškraipau, bet jos tik tai kontekste gal taip pasirodo, kad kitam kontekste jos nušvinta visai kitaip. Beje, daug dokumentikos Remygoje yra. Daugiau, gal sunku pasakyti, kur daugiau, ar tam romane. Taip, tai Remygoje gal yra daugiau tokių, nežinau, visuomeninių kažkokių įvykių, kurie yra tiesiog gal geriau žinomi. Tai čia ir Pergalės paminklas, ar, sakykime, ką rado, kai pradėjo demontuoti tą Pergalės paminklą, tada visi tie kažkokie tai Rūdės ta upė, fontanas, ten įvykiai iš milicijos, tai paskui policijos gyvenimo, kurie yra daugiau mažiau žinomi, bet kai kada gal primiršti. Tarkim, net ir tas majoro nušovimas iš karto po nepriklausomybės paskelbimo. Tai aš apie tai radau laikraštį, paskui dar su policininkais kalbėjom, bet vis tiek buvo policininkų, kurie skambino ir klausė, ar čia tikrai tai buvo. Nes, iš tikrųjų, žuvęs majoras ten praėjus savaitę ir kiek po nepriklausomybės
paskelbimo, nu čia yra griniausias pretekstas Rusija atvažiuos su tankus ir viską greit sutvarkyti, bet vat kažkaip tą užglaistė. Ir taip, tų faktų iš tikrųjų yra daug. Pietinio kronikose irgi, tau reikia, pavyzdžiui, žiūrėti kainas, kiek ten kainavo, kaip kas vadinosi, ten daug kas kokį nors ukrainiečių turgelį prie stoties pamiršė tą prisiminti. Ir kokios ten buvo, apie ką buvo kalbama, kokios dilemos, kai jie ten vežė, kaip žiūrėjo tas jų prekes, kad čia gal iš Černobylio, gal dar kažką. Tai daug tokių, tai irgi yra, faktai. Tai buvo, tik tai gal buvo tokia, labiau tokia buitinė, tokia kasdienybės istorija. Čia tokių, Remigiui daug tokių vis tiek visuomeninių dalykų, nes tas pagrindinis personažas, kaip policininkas, jis dalyvauja tai, kas vyksta viešai gatvėje. Tai man tai tiesą sakant įdomiausia buvo tokie momentai, kai tarkim po premjeros teatre, prieina vienas žmogus, vyresnis už mane, sako, labai čia geras spektaklis, sako, aš čia visus prototipus pažįstu, galėčiau įvardinti, žodžiu. Sakau, aš tai nei vieną nepažįstu. Kaip sako, nei vieną? Kaip sakau, aš tai viską iš kažkur rinkau, dėliojau tas istorijas ir į tos personažus sudedi ir sukonstruoja juos iš kelių atskirų istorijų nutikusių. Sakau, aš buvau per mažas, nes vis tiek veiksmas vyksta ten nuo 88 turbūt iki 93, tai 90 man buvo 13 metų. Jis taip žiūri į mane. Bet sakau, čia toks yra rašytojo darbas, kad viskas, nors tas romanas šiaip su fantastiniais elementais, bet žmonės dažnai pažiūrėjo, sako, viskas taip ir buvo. Tai čia man yra geriausias komplimentas. Paskui Vilniuje sutikau vieną žmogų gatvėje, tiesiog priėjo, pasisveikino, sako, aš pažįstu tą Remigą, Krymo gatvėje gyvena, žodžiu. Pusbrolis mano. Gerai, linkėjimai Remigai tada. Tai man tas iš tikrųjų, tada tu supranti, kad tas darbas, kurį tu įdedi ieškodamas tų detalių, jis tikrai yra neadekvatus tam laikui, tom sąnaudom, kurias tu sunaudoji, tu rašai ten keletą metų, tą knygą knisiesi, ieškai, bet kai žmonėms susidaro įspūdis, kad viskas taip ir buvo, tai tada yra man iš tikrųjų geriausias atlygis. Ir kažkaip iš tikrųjų aš, ir kuo toliau, to labiau gal man patinka tas būdas, kad iš tikrųjų istorijų, iš tikrųjų faktų, iš kažkokių, nežinau, bet ką gali kažkokius užrašus paimti. Ieškai nuotraukų, ieškai su žmonėm kalbėsi, iš jų pasakojimų kažką pasiėmė ir praktiškai kartais nori vien tik tai iš tikrų dalykų padaryti tuos. Nėra taip, aišku, 100%, bet man tas kelias atrodo toks ir įdomus, ir kūrybingas, ir žmonėms suteikia kažkokią iliuziją, kad viskas taip ir buvo, bet aišku, kad tu vis tiek parodai tą miestą per kitokią prizmę, per kitokius kažkokius lėšius, tu jį vienai per kitaip suformuoji. Tai daug, nežinau, daug malonumo aš patiriu ir dirbdamas tokiu būdu, bet ir dirbdamas su Šiaulių medžiaga. Karantino buvo vienas darbas, tas Slapukų kydas, kur reikėjo sujungti, menininkai padarė darbus, jie ten buvo maždaug Zubovų dvaro teritoriją išdėlioti ir reikėjo parašyti kažkokius tekstus, kurie interpretuotų ir meno kūrinį, bet ir papasakotų apie vietos istoriją. Tai aišku, kad tas meno kūrinys su ta vieta nieko bendro neturi. Jeigu jis nėra specialiai tam kurtas, ir man atrodo tokių ir nebuvo, bet irgi ieškai tos istorijos,
skaitai tol, kol žiūri, kol kažkas pradeda kabinti su to meno kūrinio kažkokiom idėjom ar motyvais. Ir staiga kažkaip yra meno kūrinys ir per jo prizmę tu gali pasižiūrėti ar į Didždvario gimnaziją, ar į bulvarą, ar į kažkokias senus Zubovo rūmus, ar į ten dvaro arklides, ar dar ką nors. Tai tas man kažkaip... Esat sakęs, kad Šiauliai nenustoja jūsų stebinti. Kažkur viešai, tai kuo tie Šiauliai stebina, ką čia randat tokio, ko kitur nerandat? Apie Šiaulių dvasia. Taip, įrašinėjom, ar ne? Tai apie Šiaulių dvasią. Kad, nežinau, kad miestas nenustoja stebinti, tai turbūt labiausiai iš kažkokių atrandamų žmonių istorijų. Ir ta nuostaba gal kaip tik kyla iš tokio, kaip pasakyti, iš priešingo dalyko, kad tu atrodo neturi šitą miestui kažkokių tai lūkesčių, kad tu nesitikė čia rasti kažkokių įstabių dalykų. Kad miestas neturi kažkokios architektūros, kuri tau užgniaužtų kvapą, ar ne? Turim katedrą. O daugiau tokio nieko pribloškiančio. Miestas neturi ir kažkokio tokio ypatingo kraštovaizdžio, jis yra gana toks lygus, aiškus ir paprastas. Ir dabar, kai dirbu, kai ieškau kažkokių šaltinių, tai numatau, kad kokiu nors keliautojų užrašuose tas miestas irgi apibūdinamas kaip purvinas, neįdomus, katedra stovi, tai tiek, ar ten kokia smarvė nuo Frenkelio fabrikos klinda, žodžiu, to kažkokio įspūdžio išskyrus katedrą, kuri kartais apibūdinama kaip labai išskirtinė. Kaip ir nėra, bet tas miestas vis tiek mane stebina ir aš dabar kaip tik gal ir dirbu prie tokio darbo, kur noriu kažkaip pagauti tai, kuo jis, kas yra tie Šiauliai. Ir tai, kad Šiauliai, man atrodo, niekada nebuvo sostinė, bet kokio ligmens, kad gal buvo čia tos medinės pilis, bet mes neturim jokių pilių išlikusių. Ir niekada nebuvo čia kažkokių tai didelių visuomeninių elitų. Tai man tai yra tokia, dabar taip atrodo, kad Šiauliai yra miestas, tokių paprastų žmonių miestas. Kad tai yra apie paprastumą, apie artimą ryšį, apie reikšmę vienas kito žmogaus, vienas su kitu. Kad Šiauliuose netgi, sakykime, tie didikai arba tie aukštesnio visuomenės sluoksnio žmonės, jie daug dėmesio skiria savo aplinkiniams. Frenkelis tikrai daug rūpinosi savo darbuotojais. Tų laikų, sakykime, kažkokia socialinė rūpyba ir kitokia gerovė. Tai Aleksandras Zubova stato ant savo žemės mergaitėm gimnaziją, vaikų prieglaudą įkūrė. Venclauskiai skiria didžiulę savo lėšas į vaikam, jų švietimų išsilavinimui, nors galėtų rūpinti savo vaikais, investuoti, siūsti į mokslus, o jų vaikai gyvena kaip ir visi jų priglausti vaikai. Tai ir Zubovo giminė, tarkim, kuri atsikelia iš Rusijos ir paskui labai greitai, tiesą sakant, tampa šitos vietos tokie patriotai. Kas yra labai net sunkiai suvokiama, atrodo, jeigu yra okupantai, kolonizatoriai ir turėtų čia skleisti ir tvirtinti rusų kultūrą,
o jie padeda skleisti lietuvišką žodį, padeda ir gabenti knygas, jas slėpti ir platinti ir kad žmonės pasiektų tas knygas. Žodžiu, man dabar kažkaip Šiauliai yra labiausiai su kažkokiu tokiu paprastumu ir nežinau, rūpesčiu iš tikrųjų. Vienoj pusėje yra toks kažkoks socialinis rūpestis žmonėm. Na, aišku, ir darbininkų miestas, dėl to ir tas socialistų, kaip pasakyti, politika, socialdemokratų politika čia ir židinys, ir gal išskirtinė reikšmė Šiauliuose tos politikos. Bet ir natūraliai kažkokio tokio atrodo vienas rūpesčio vienas kitų, rūpesčio nuskriaustais, našlaičiais ir kitais. Čia, man atrodo, svarbi ir kitoj pusėje yra daug pramonės, daug verslo, daug įmonių ir labiau tokio galbūt ne kažkokio tokio pačio aukščiausio lygmens politinių dalykų, bet verslo ekonomikos, kuris irgi yra toks šalia žemiau, kaip čia pasakyti, arčiau žmonių gyvenimo. Žmonės turi darbą, žmonės kuria tas gamyklas, žmonės apskritai kartais toks jausmas, kad šiauliečiai ima viską savo rankomis, daro savo miestui, nes tarsi ir nėra čia kažkokios tai didelės valdžios, kuri galėtų kažką atnešti ir duoti. Ir netgi, sakykime, galvoju apie Venclauskienę, kuri tos vaikus priglobė, ir Venclauskį, kuris savo pinigus skiria tam. Ir pavyzdžiui, tokia šitos dvasios man, tarkim, apraiška dabar yra Irmanto Kukulskio kuriami vaikų dienos namai, kur atrodo žmogus yra ir Lietuvos regbio federacijos prezidentas. Jisai rūpinasi ir vairo klubu. Ir tas sportas yra mėgėjiškas. Kiek tu ten gali tų pinigų pririnkti iš rėmėjų, kuriuos tu skiri savo klubui, savo žaidėjams, kurie irgi turėtų kažkokios tai motyvacijos likti ir žaisti. Bet ne, tu dar skiri savo energiją ir pinigų vaikams, kuriuos tu iš tikrųjų trauki iš gatvės, kuriuos tu nenori palikti likimo valiai ir kad jie irgi kažkuo taptų gyvenime, kad jie nebūtų prarasti. Iš esmės tas pats motyvas kaip ir Venclauskienės. Tai tokių pavyzdžių kažkaip, dabar apie tokius pavyzdžius gal labiausiai galvoju ir man atrodo, kad iš tikrųjų tas miestas daug kartų degęs, daug kartų sunaikintas ir nukentėjęs nuo įvairių ligų ir taip toliau, tai jis turi kažkokius tiesiog stiprius žmonės. Jis neturi architektūros, neturi kuo ten puošnus dideli gražus miestai gali pasididžiuoti, rodydami pilis, rūmus, kažkokius dvarus. Tai mes to turim labai mažai, bet kažkokia yra iš žmonių, kad ir pavyzdžiui Ona Lukauskaitė Poškienė, ar ne, jos ten tėvas buvo ištremtas už kultūrinę veiklą, jinai pati buvo ištremta. Ir visą laiką ištremė, tu grįžti kažkaip įsikabinęs ir vis tiek čia darai. Kovoji už tai, kad čia būtų kultūra, kad čia būtų knygos, kad čia žmonės galėtų gauti išsilavinimą. Tai tokių žmonių istorijos man kažkaip tai atrodo svarbios. Ir sakau, aš dar galvoju apie tą regbį, kuris irgi iš tikrųjų visam pasaulyje regbis nėra tik sportas. Tos šalis, kurios turi gilias regbio tradicijas, jos visą laiką regbio
klubai užsiima socialinę veiklą, užsiima kultūrinę veiklą. Tai labai smagu, kad čia irgi pas mus tas pats vyksta. Tai va, tai kažkaip man tai yra dabar Šiauliai tokia vieta, kur žmonės tokie tikrai suvokia, ką pasidarysi, tą ir turėsi. Ir kai Didždvario gimnazijoje yra tas Aleksandros Zubovas tas posakis, kad niekas iš nieko neatsiranda. Labai teisingas. Kažkokios sėklos turi būti pasėtos, kad paskui augtų, dygtų, skleistusi. Ir nepaisant visų katastrofų, nepaisant kažkokių kataklizmų, man atrodo, ta dvasia vienaip ar kitaip, daugiau ar mažiau skirtingais laikotarpiais jie išlieka. Čia gal mano tokia labiau hipotezė dabar, kurią aš dar bandau tikrinti ir bandau save įtikinti ir paskui galbūt kitiem parodyti, bet dabar kažkaip tas man Šiaulių siužetas toks atrodo įtikimiausias. O tai, pavyzdžiui, tas jūsų aprašytas pietinė fenomenas, toksai savotiškas, tai jis irgi yra Šiaulių dvasios dalis? Taip, iš tikrųjų pietinis irgi jis yra, taip, paprastų žmonių rajonas. Apskritai, dar man įrašant buvo tokia gal ambicija, kad dabar jau yra tų ekskursijų po miegamosius rajonus ir jis atrandama ir ta tokia architektūra ir kad ten irgi yra apie ką kalbėti. Bet aš kažkaip pagalvojau, kaip tas visas pietinis jis yra pusė Šiaulių, ten gyvena pusė žmonių. Ten užaugom, ten gyvenom, ten kažką tuose kiemuose veikdavom. Ir čia filosofas Arvydas Šliogeris yra pasakęs, kad ten Karoliniškėse filosofas negali išaugti. Išaugo tų menininkų daugybė, kūrybingų žmonių, bet kažkaip toks atrodo, kad čia centre dar yra kažkokia istorija, kultūra, šaknis, o ten nėra nieko. Tai negali tai būti. Ten irgi yra žmonės. Labiausiai tu galvoji apie žmonės, apie jų istoriją ir apie tos fenomenus, kurie iš tikrųjų ten gali atsirasti. Tai, aš regbį labai gal gerai žinau, tai gal vieną pavyzdį pasakysiu. Tai iš tikrųjų tai turbūt iš pietinio ir buvo didžioji dalis tų regbininkų. Ir pietiniam buvo ir tos treniruotės, ir tos kažkokios taip treniruočių vietos įrengtos. Tai irgi jos neatsirado iš kažkur, neatėjo nei kažkokia savivaldybė, nei kažkokie žmonės. Žinot, mes čia turim pinigų ir pagalvojom, kad čia gal vaikams, kad turėtų ko įsirengti, mes įrengsim salę, jūs tik treniruokit. Tie patys treneriai, Irmanto tėvas Sigitas, iš esmės savo pinigais, skolintais, savo paties, nusipirko patalpas, įrenginėjo ten klubą ir kvietė tuos vaikus, kad ateitų. Ir iš tikrųjų daug vaikų tiesiog ištraukė iš gatvės. Ir tada ieškojo, kur tiem žmonėm dirbti, ypač per tas 90-ųjų krizės, nes koks regbis, koks sportas. Iš tikrųjų turėjo viskas žlugti, nes vairo gamykla, aišku, nebereikia jai to klubo, žmonės galvoja, kaip pragyventi, bet kažkaip tikrai rūpindamasis ir galvodamas apie tai, kaip pragyventi, ieškodamas jiems ir darbų, savo pinigus investuodamas į tą klubą kažkaip išlaiko. Ir tada tas regbis vis tiek su metais tvirtėja ir dabar galim įsivaizduoti, kad iš pietinio tų kiemų iš pradžių sudaro Lietuvos pagrindą rinktinės žmonės, o paskui ta Lietuvos rinktinė laimi tikrai skambių pergalių, ypač regbio 7 varžybose. Tai
nugali ten pasaulio tikrai ten tokias rinktinės kaip Velsą ir dabar žaidžia prieš puikus rezultatai, tai kažkaip tu matai, kad tikrai konkrečių žmonių, konkrečiom pastangom, asmeniška energija tokių tikrai rūpesčių, už kurį niekas jiems niekaip neatlygins. Bet jie tai daro, nežinau, jiem atrodo, kad taip reikia, kad savo gyvenimą tu turi skirti ne tik tai savo šeimai ir jos geroviai, bet kad tu turi skirti ir kitiems. Ir aš Irmanto irgi klausiau, sakau, aš tai iš tėvo išmokau. Kad tu kažkaip negalvodamas apie tai, dėl ko tu darai, negalvodamas apie naudą dirbi, paskui vis tiek kažkokiais būdais sugrįžta. Ir ne vienas dėl to nesigaili, ar, nežinau, nejaučia nuoskaudų, kad jis dirbo, paskui jam kažkas neatlygino. Tai toks, sakykime, bent jau imant regbį, kai iš pietinio staiga susiformuoja komanda, kuri gali varžytis tikrai aukštam lygiai. Ir be jokių didelių ten valstybės, savivaldybės paramų, tokie, iš tikrųjų, mėgėjų pagrindais žmonės visų pirma žaidžiantis. Tai man atrodo, tai yra fenomenas. O tai, ką jūs rašėte vėl iš tos, kaip pietinės savotiškos tokios kultūros ženklų, dabar atvažiavęs iš Šiaulius jūs dar atpažįstat, randat tai, ką jūs aprašinėjot romane, ir šiandien Šiauliuose jūs dar matot tokių požymių? Nežinau, turbūt ten vis tiek daugiausiai buvo bendrai tų laikų aplinkybių nulemti dalykai, kad kažkoks vis tiek, tas mūsų visų skurdas, tas bandymas iš kažkur tai prasimanyti pinigų, kažkoks jaunų žmonių agresyvumas, tarkim, ar ne, tai ten muštynės tarp kiemų ir taip toliau, viso to nebėra ir gerokai mažiau bėra. Ką aš dariau, pavyzdžiui, atvažiavęs į Šiaulius, kai rašiau, iš tikrųjų daug vaikščiojau ir ieškojau tų ženklų, tai yra panaudotų detalių, tarkim, ten tam pietinio bulvare ten būdavo tokie vėliavų stiebai, kurie barškėdavo, ir buvo skaitytojų, kurie sako, aš ten gyvenau, ir tikrai, kaip būdavo ten aš vėliavų niekada nebuvau matęs iškeltų, bet tie trosiukai, kuriais turėtų būti tos vėliavos, jos į tos stiebus ten barškina. Ir kai tau reikia surasti, kas tas pietinis, atrodo, nieko nėra, ar ne? Ir tu atrandi, galvoji, taigi pučia vėjas barška ir žmonėm, kurie gyvena, tai turėtų būti jų kažkokia dalis, kurios jie galbūt net nefiksuoja. Bet kai tu įtrauki į romaną, jie nudžiunga, sako, tikrai, taigi taip ir būdavo. Tai aišku, yra, tarkim, ten Lyros tas kompleksas išlikęs, daugmaž iš tų laikų yra ten tas Lieporių turgelis, dar kiti dalykai, kurie primena, kur dar yra kažkokių tai tokių likusių kažkokios parduotuvytės, kažkokių ten smulkmenų, technikos smulkios, dar kažko, alaus kažkokios, tai aišku jau nebe tos, bet kitos ten kioskai ar bariukai ar dar kažkas, tai kioskų beveik aišku nebėra, bet kai kurie stovi, jeigu ir nedirba. Tai o aš grįžęs taip užeidavau kažkur, ieškojau tokių barų ar kavinių, kur dirbtų už mane vyresnių žmonių. Nes tikrai, vaikščiodavau mieste, tai jaunimas taip tikrai kalba kitaip. O kai aš rasdavau tokių vyresnių už mane žmonių ir kai ateidavo nuolatinių klientų, tai jie pradėdavo kalbėti tą kalbą, kurios man reikėdavo. Tada aš tikrai kaifuodavau ten ir žymėdavausi ir tai būdavo tokios kalbos. Ir šiandien kieme iš tikrųjų atvažiavau pas tėvus į namus iš ryto, išlipau ir
Ir žmogus, žodžiu, irgi jau vyresnio amžiaus per langą pasišaukęs kitą kaimyną, ten aiškinasi problemos, žodžiu, kažkokios, gal ten gali kažką paskolinti. Bet aš girdžiu va tą kalbą, kurią norėjau kurti. Ir kur dabar sako, nu, čia taip šiaulietiškai nekalba, bet tarkim tos vat formos, kai mes eisme, būsime, žodžiu, nu ne. Nu jaunimas aš žinau, kad nekalba, bet kartais net mano karta suklūsta, ar tikrai mes taip kalbėjom. Nu nežinau, gal ne visi taip kalbėjo. Aš kadangi, sakau, daug laiko kaime praleidęs, tai man tas būdavo kažkaip tai tikrai, nu, čia yra mano kalba. Aš paskui galvodamas tai pradėjau gal ir šiek tiek nuosaikiau rašyti. Bet kita vertus dabar galvoju, nu, nežinau, tai žmonės tegul kažkaip kiti irgi dirba, tegul fiksuoja, kaip jie kalbėdavo. Nu, aš taip kalbėdavau. Tai aišku, gal yra ten tam Pietinio kronikose tokio, norėjusi ir truputį gal ir kalbos, kad ji būtų daugiau šiaulietiškesnė, tai aš iš tos šiek tiek vyresnės kartos, kartais ir iš savo tėvų gal kai ką paimdavau iš kalbos. Gal mūsų karta ne visai taip kalbėdavo, bet norėjusi, kad būtų to šiaulietiškumo kažkokio kuo daugiau. Va, o taip atrodo, nu ką ta šiauliečių kalba, tai čia nieko trumpina jie ten galūnės, kažkaip kirčiuoja ir viskas, bet nu, va, dabar filmo, kai vyksta filmavimai, tai aktoriam nėra taip sunku. Nu, jiem tikrai, ypač jeigu atvažiavęs toks šaltas, iššokęs ten nedideliam vaidmenukui, tai su juo daug darbo būna, kol išaiškini kaip ir kodėl. Kirčiuot, tarti, intonacijos, viskas. Žodžiu, ne taip paprasta. O kai augo Šiauliuose, ar ateidavote į muziejų, gal kažkokio atradimų muziejų esate? Kažką prisimenat, kažkokį ryšį, kažkas įsiminė gal besilankant? Kai augau iš mokyklos, iš tikrųjų po muziejus tai nelabai vaikščiodavau. Gal dviračių muziejus, gal televizorių turbūt irgi nebuvau. Nu, Šuoselį, kur tas senasis pastatas daugiausiai tada eidavo, gal neteko ten būti? Nu, neprisimenu, bent jau jokio įspūdžio neprisimenu. Jo, parodų rūmai. Ir, nu jo, daugiau galvoju ir tų galerijų, gal nelabai kažkokių tai būdavo. Nu, Laiptų galerija dar būdavo, tai ten irgi. Bet irgi gal daugiau, kai ten kokius koncertus organizuodavo, eidavau. Tai dabar iš tikrųjų aš muziejus atradau jau, kai pradėjau dabar grįžti, vaikščioti ir tikrai labai kažkaip labai smagu, kad atnaujintos ekspozicijos ir patys pastatai ir stengiamasi kažkaip naujoviškai daryti. Tai smagu ir ateiti, ir smagu atsivesti kažkokių svečių. Ir iš tikrųjų, žmonėm, su kuriuos atsiveži, su kuriais vaikštai ir su kuriais užsuki, tai tu tikrai negali čia per dieną perbėgti visko. Niekaip. Ir per 2 turbūt negali perbėgti. Tai jiems apskritai dažnai būna atvažiavus, važinėjantis po miestą, jiems tokia nuostaba, kad koks didelis miestas. Tai nuo to prasideda tas įspūdžio kažkoks keitimasis. O kai pradedi ir po muziejus vaikščiot, tai jo ir apie tą istoriją kažkokius fragmentus pasakot, kiek čia visko būta, tai taip, tai tada viskas keičiasi. Tai smagu, kad yra kur ateiti ir smagu, kad yra ką parodyti visada. Ir tos parodos keičiasi, ir ekspozicijos keičiasi,
Ir tų pasakojimų kažkaip daugėja, tik tai jo, reikia darbo dar kažkokio daug, nežinau, kad kažkoks susidarytų Lietuvoje, kartais atrodo netgi kažkokia Žagarė, kuri turi savo vyšnių šventę ir turi kažkokią savo žydų istoriją, nu visi žino, vat Žagarė yra žydai ir vyšnių šventė. Ir atrodo, to miestelio užtenka, kad nu su kažkuo asocijuotųsi. O atrodo, Šiauliai tokio vat, labai ryškaus ir neturi. Tai aš manau, kad kažkaip čia reikia dar dirbti, ieškoti ir kad tas Šiaulių miesto įvaizdis tvirtėtų. Tu dirbai su Mo paroda Rūšių atsiradimas, taip? Taip. Tai vat, gal kažką tai iš tos patirties galėtum patarti mums muziejininkam, ko Šiauliuose reikėtų? Tai muziejam, sakau, man dabar muziejai tikrai atrodo Šiaulių visai gerai dirbantis. Nu, supranti kartais, kiek tų pajėgų, kiek tų galimybių. Ir kai geležinkelio muziejai ten, tarkim, dirba vienas žmogus, tai kiek jis gali padaryti. Bet galvoju, nu gerai, gal ateis kada iš tikrųjų laikas, ar kažkokia proga, kur dar tos muziejus, kurie dabar neturi galimybių geriau susitvarkyti, tai bus tų progų. Bet turbūt, kas dabar ir vyksta ir dar gal norėtųsi kažkaip palinkėti, kad tą kryptimį eitų, tai žinoma, man atrodo, kad žmonės kažkaip užkabina labiausiai istorijos. Tai, kad yra kažkoks daiktas ir jo aprašas padėtas, kažkaip tai savaime mažai kalba. Visa turbūt ekspozicija turi turėti kažkokį kabinantį siužetą. Kiekvienas daiktas turi irgi būti pristatoma su tam tikra istorija arba tam tikros istorijos kontekste, įtrauktas į tą pasakojimą. Tai čia aišku ir audio gidai veikia, ir kažkokie gal išplėstiniai aprašai. Bet irgi, kad ir šitam Venclauskių muziejui ten visai tokių yra, kur vaizdai keičiasi, kur tu matai ir girdi pasakojimą ir eina siužetas, tai tas yra tikrai visą laiką įdomu. Tai aš galvoju, kad palinkėčiau, kad ir toliau kažkaip į tą pusę judėtų. Aišku, dažnai čia reikia tada ir kažkokių technologijų naujų, bet galima, manau, ir su gidais, su gidų pagalba, su aprašų pagalba sukurti tuos pasakojimus, nes turbūt paprastam žmogui ta istorija netiek svarbu, kas atsitiko arba ką ten, tarkim, Šiaulių archeologai surado, bet tas ryšys, kur jam įdomu pasidaro, turbūt kyla iš to, kodėl man tai yra svarbu, kodėl aš tai turiu žiūrėti ir kodėl man tai svarbu yra šiandien ir konkrečiai man. Tai jeigu tu sugebi žmogui pasakyti, kodėl šita istorija, šitas daiktas yra svarbus ir miestui, ir jam, ir kažkaip šiandienai, ką jis pasako mums apie šiandieną, kaip jis mus parodo. Labai kartais tie iš tikrųjų istorijos ir dabarties ryšiai tokie keisti, kartais mes iš tos istorijos juk suprantam, kokie mes patys esam. Tai va, jeigu jis gauna tą emociją, jeigu tai pavyksta sukurti, tai tada iš tikrųjų žmogus sako, kad įdomu. Tai va, pagalvoti turbūt apie tai, kaip jam papasakoti. O kai tu klausaisi pasakojimų, iš tikrųjų, jeigu tave liečia asmeniškai, tu jauti, kad tu esi kažkaip įtrauktas ir kad čia kažkaip ir tavo istorija figūruoja, tai tada tu sakai, taip, gera paroda, įdomi paroda, žmonės sako, ir ne paprastai. Tai va, tai tas įdomumas turbūt ir kyla iš to suinteresuotumo, iš
iš to, kad žmogus kažkaip pajaučia, kodėl jam taip svarbu. Nes iš tikrųjų vat, sunku yra gal jaunesnius žmonės, vaikus, moksleivius kartais įtraukti, aš pats su savo dukrom. Tai kuo mažesnis tas amžius, tuo mažiau istorija kaip tokia įdomi. Nu, tiesiog neįdomu. Nu, koks man skirtumas? Kas kaip kada gyvena, man svarbu, kaip aš dabar gyvenu. Paskui matai, kaip su amžiumi tas keičiasi ir tas interesas atsiranda savaime. Bet jeigu tu kažkaip papasakoji, arba kartais, nu su mažais tai ten daug nepapasakosi, bet jeigu tu atrandi kažkokį paralelę, o žiūrėk, čia galėjo būti toks buvo senovė internetas, ar ne? Laužas ir tau ženklas persiduoda, ar ne? Ir atsiranda ta jungtis tarp kažkokių, nu visiškai ne, laužai ant piliakalnių perduoda žinią. Nu ir ką, dabar mes kitaip paskambina, aš močiutei pakalbu. O tu sakai, nu taip tais laikais internetas veikdavo. Ai, nu tai tada jau kitaip pasižiūri. Nu, sunkus čia yra darbas muziejininko, bet man atrodo labai prasmingas. Ačiū. Ar dar kažką turėjai? Aš manau, kad ir taip ilgai užgaišinom, jau pusė 11, pusė 12 yra. Jo, kažkaip šiandien, sakau, atvažiavau dar šiai dienai tokių susitikimų prisidėjau, tai jo, ačiū Jums.